Sveiki. Dėkoju už pristatymą. Man labai malonu dalyvauti jūsų konferencijoje ir taip pat diskutuoti apie mūsų galimą bendradarbiavimą. Klausimai, kurie buvo užduoti, svarbus Šiaurės valstybėms, Baltijos valstybėms, tai yra mūsų bendradarbiavimo pagrindas ir tie klausimai turi labai daug bendrų gairių. Aš esu Uliana Helberg, esu SBU projektų vadovė. Įrodymais pagrįstos intervencijos skirtos užkirsti kelią nepilnamečių nusikalstamumui socialinės globos atvejais Šiaurės šalių vyriausybių ataskaitoje apimties apžvalga yra mano prezentacijoje tema. Būtent kalbėsim apie socialinės globos atvejus. Keliais žodžiais pristatysiu SBU. SBU tai yra valstybės agentūra, dirbame vertindami ir nustatydami skirtingų žinybų bendradarbiavimo galimybės, tai yra ir sveikatos apsauga, ir socialinių paslaugų atvejai arba žinybos, taip pat dantų priežiūros institucijos. Žiūrime, koks yra poveikis darbo vietoje ir darbuotojų sveikatos ryšys. Tikslinės grupės yra žmonės, kurie dirba sveikatos priežiūros, odontologijos, socialinių paslaugų srityse. Taip pat yra organizuojantis žmonės, planuoja, kaip tai paslaugos bus teikiamos. Na, jeigu sakome apie tyrėjus ir mokslininkus, taip pat ir mokslinių tyrimų finansavimą yra mūsų tikslinės grupės. Na, taip pat kalbame apie tinklaveiką, kuri taip pat netiesiogiai padeda užmegzti gerų ryšių ir bendradarbiavimą. Šiuo atveju susitelksime į socialinės paslaugas ir taip pat socialinio būdo intervencijas. Kalbėsim apie ataskaitą, kuri buvo parengta Švedijos vyriausybės užsakymu. Ją parengė Švedijos sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų ministerija ir taip pat pakalbėsim apie Šiaurės šalių intervencijų įvertinimą, būtent kovoje su jaunimo nusikalstamumu ir jokios abejonės kalbėsim apie skirtingų šalių panašumus bei skirtumus. Taip pat yra nuoroda, kurią galite paspaudę pamatyti tos ataskaitos tekstą, na ir žinoma susipažinti su tais straipsniais, kurie yra susijęs su platesniu tarptautiniu kontekstu. Tikslinė auditorija ir naudojimas, jeigu kalbame apie šią ataskaitą, tai visų pirma yra politikos formuotojai, vyriausybės pareigūnai, nacionalinės valdžios institucijos, taip pat žmonės, kurie dirba su būtent intervencijomis ir, žinoma, visur nepamirštame praktinio požiūrio. Jeigu kalbame apie iššūkius tam, kad galėtume tiesiog pradėti diskusiją, kad tos iššūkius galėtume susitvarkyti, būtina paminėti štai ką, kad neatsižvelgiama į ataskaitų kokybę arba tikimumą, arba į konkrečių intervencijų veiksmingumą bei įrodymus, kurie buvo surinkti. Būtent dėl to neteikiama parama, nerengiamos gairės veiksmingiam metodam užtikrinti ir užkirsti kelią nusikalstamumui. Na, kadangi yra skirtingų intervencijų spektras tam tikrų metų, žinoma, tos ataskaitos gali pasitarnauti kaip priemonė planuojant ir nustatant prioritetus tolesniems intervencijoms parengti. Taip pat norėčiau paminėti, kad be planavimo ir vykdymo buvo vykdomas bendradarbiavimas su nepilnamečių nusikalstamumo srities tyrėjais ir ekspertais. Iš būtent skirtingų perspektyvų buvo tas bendradarbiavimas vykdomas Švedijoje, Šiaurės šalių ekspertų rate. Taip pat bandėme ieškoti pranešimus iki 2023 metų birželio. Tai yra ataskaitos, kurios buvo parengtos Šiaurės šalių interneto svetainėse, informacija, kokios žinybos, kaip dirba tais klausimais kiekvienoje atskiroje šalyje. Taigi praktiškai labai daug buvo tokių ataskaitų. Iš pradžių nustatėme apie 300 tokių ataskaitų. Čia matote taip pat institucijų logotipus. Na, 2023 metų gruodį pranešimą
pranešimas buvo išleistas, buvo publikacija, buvo išversta į anglų kalbą, taigi jeigu jums rūpi kažkokios smulkmenos, kažkokie klausimai, kurie yra su to susiję, taip pat galite pasidomėti mūsų interneto svetainėje. Taip pat turiu pasakyti, kad tas bendradarbiavimas buvo labai geras iš pat pradžių. Mes ne tik tai siekiame surasti bendrą vardiklį arba tam tikrus apibrėžimus, kaip būtent kas yra nepilnamečių nusikalstamumas, kas yra prevencija, kas yra socialinė intervencija. Kartu su mūsų partneriais nustatėme tos svarbiausius apibrėžimus ir tai įgalino mus atitinkamai parengti, žinoma, tą bendrą mūsų požiūrį. Ne tik tai ataskaitos, jokios abejonės, kurios yra labai svarbios, kurios yra labai laiku parengtos, bet ir aplamai pakalbėti apie nepilnamečių nusikalstamumą per asmenų demonstruojančių nusikalstamos veikos modelį, reikalaujantį visuomenės įsikišimo perspektyvą. Taip pat yra nusikaltimų prevencija, tai yra užkirtimas nepilnamečių nusikalstamumui atsirasti, betgi prevencija yra labai platus apibrėžimas, plati sąvoka. Taip pat būtų galima kalbėti apie prevencijos priemonės, kurios būtent padeda dirbti su padidintos rizikos asmenimis arba asmenimis turinčiais nustatytų problemų. Jokios abejonės tai yra intervencijos, kurios yra skirtos arba individams, arba atitinkamoms grupėms, kurios kelia riziką, arba, jau darbui su individais, kuriem buvo nustatyta rizika, arba kurie buvo patraukti atsakomybėn. Jokios atsakomybės reikėtų apibrėžti tam tikrus rizikos faktorius, rizikos veiksnius, bet jokios abejonės reikėtų galvoti ir apie tam tikrą apsaugą, kalbant apie individus, apie būtent šeimą, apie bendraamžius, kolegas. O jeigu kalbame apie nacionalinės ataskaitas, apie įrodymais pagrįstas intervencijas, tai yra ataskaitos, kuriuose pateikiamos gairės vietos lygių renkantis įrodymais pagrįstas intervencijas, bei ataskaitas, kuriuose apžvelgiamos ir apibendrinamos jau turimos žinios apie intervencijų veiksmingumą. Taigi ne tik tai, kas yra įrodymais pagrįstos intervencijos, bet ir žinios yra apžvelgiamos. Mes išjungiame, neatsižvelgiame į tas ataskaitas, kuriuose nebuvo arba efektyvumas pažymėtas, arba tam tikri konkretūs žingsniai paminėti. Taigi, praktiškai mes koncentravomės į tokį praktinį pritaikymą ir būtent iš tų 300 ataskaitų nustatėme 30 svarbiausių. Iš šiaurės šalių, jokios abejonės, galite pamatyti, kiek iš kokios šalies tų ataskaitų buvo atsižvelgta, kiek buvo identifikuota. Ir jeigu mes kažką atmetėme, tai nereiškia, kad buvo ar bloga metodologija, ar kažkas neatitiko, tiesiog buvo kitokie negu mūsų nustatyti įtraukties kriterijai. Kitaip tariant, kiekvienoje šalyje buvo skirtingi požiūriai, buvo galima taip pat pažiūrėti, koks yra nusikalstamumas tam tikroje populiacijoje, taip pat intervencijos susijusios su visuomenės sveikata arba policijos veiksmais. Mes turėjome neatsižvelgti į tokius pirminės studijas. Kitaip tariant, jeigu tai buvo žinios tvarkoj, bet tai nebuvo tiesiog poveikis įvertintas tose studijose, į jas nebuvo atsižvelgta. Na ir taip pat galime pasakyti, kad mes kalbėjome apie platų prevencinių socialinių metodų arba metodologijų pasirinkimą arba spektrą. Visų pirma, nukreipimą į būsimus tėvus, vaikus, šeimas skirtingose vietose. Tai yra ir socialinės rūpybos įstaigos, tai gali būti institucionalizuota priežiūra, tai gali būti pilietinė visuomenė, mokyklos, gali būti vaikų darželiai arba sveikatos apsaugos įstaigos. Na ir taip pat norėdami plėtoti arba veikti, reikėjo tobulinti įgūdžius, lavinti tėvų, stiprinti šeimos santykius, sukurti teigiamą aplinką per bendraamžius, laisvalaikį, per tam tikrą veiklą. Jokios abejonės tai turėtų būti teigiama aplinka. Na ir
vėlgi mokymai ir teigiama aplinka yra tai, į ką mes atsižvelgiame. Intervencijos buvo skirtos jaunimui ir jauniems tėvams, taip pat socialinėms įstaigoms ir jokios abejonės mes kalbėjom apie individualių arba tėvystės įgūdžių lavinimą bei šeimos santykių stiprinimą. Bendrai 30 ataskaitų, kurios buvo įtrauktos į mūsų veiklos spektrą, buvo išaiškinta 51 unikali intervencija, apibūdinta kaip pagrįsta žiniomis. Na ir taip pat matome, kad daugybė intervencijų skirtingiems asmenų pogrupiams, skirtingose kontekstuose, su skirtingais prevenciniais tikslais. Taigi praktiškai 51 intervencija buvo apibūdinta kaip pagrįsta žiniomis. Kai pradėjome kategorizuoti tas skirtingas intervencijas, ne tik pažiūrėjom į jų spektrą, taip pat į strategijas, kurios buvo taikomos. Bet tai galėjo būti ketinimai tam, kad būtų galima stabdyti vaikų ir jaunimo nusikalstamumą, užkirsti kelią nepilnamečių nusikalstamumui plėtotis, užkirsti kelią perėjimui prie nusikalstamumo, kelią į recidyvą ir pablogėjimą. Taip pat buvo nukreipta aplamai ir į mokinius, ir į darbą klasėse. Taip pat buvo nustatytas rizikos lygis pagal tam tikrus veiksnius tiem, kurie dirba mokyklose ir aplamai buvo žiūrima, iš kur kyla jaunimo nusikalstamumas. Taip pat intervencijos buvo skirtos individams arba grupėms. Taigi populiacijos buvo skirtingos, o kitas tikslas, kuris buvo akivaizdus, nustatėme užkirtimą plėtrai. Ta prasme, kad tai neplistų, pavyzdžiui, tarp vaikų, kelią perėjimui prie nusikalstamumo. Taip pat kalbėjome su asmenimis, kurie yra linkę ankstyvą nusikalstamumą. Ir jokios abejonės taip pat žiūrėjome, kokie yra motyvai būtent jaunimo nusikalstamumo. Čia taip pat galite matyti, kaip tai atrodo pasiskirstę pagal šiaurės valstybės. Na, labai daug yra Danijoje parengtų ataskaitų, Švedijoje. Ta prasme, ten buvo nustatyti nusikalstamumo modeliai. Bendrai nebuvo per daug tokių modelių, kurie buvo susiję su plačiomis grupėmis, ta tikslinė auditorija, galima sakyti. Na, o jeigu kalbėtume apie tokį vėl suskirstimą, taigi vėl mechanizmai, kurie gali lemti tam tikrus pokyčius. Taigi, pagal tas ataskaitas galima buvo nustatyti mechanizmus. Tai reiškia, kad prevencija socialinėse įstaigose ir aplamai socialinės rūpybos atvejais yra tam tikri mechanizmai arba veiksniai, kurie lemia pokyčius. Kitaip tariant, kad galima užkirsti kelią nusikalstamumui ir čia galime taip pat pasakyti, kiek buvo pranešimų, ataskaitų parengta pagal atitinkamas šalis, kas buvo susijęs su šeimos santykiais, tai galbūt vaiko ir jaunuolio tėvų brolių santykių arba sąveikos pokyčiai buvo reikalingi. Tai yra pagrindiniai mechanizmai, kurie galėtų lemti pokyčius, jeigu tie pokyčiai yra susijęs su nusikalstama veika. Na, galbūt mažiau ataskaitų apie išsilavinimą ir užimtumą buvo susiję, laisvalaikį ir bendramžius, taip pat apie profesinį parengimą, apie taip pat kasdienį veiklą, laisvalaikį bendramžius. Matote, Danija yra beveik visose šiose kategorijose parengusi ataskaitų. Na ir taip pat mentorystę, organizuoti tokie santykiai su suaugusiai, kuris gali būti tam tikrų pavyzdžių. Per sporto, pavyzdžiui, buvo galima kažką kurti ir daryti, taip pat laisvalaikis ir bendramžiai. Čia yra organizuotos veiklos, laisvalaikio galimybės.
Taip pat buvo parengtos standartizuotos vertinimo priemonės. Tai yra klausimai, kurie turėtų teikti paramą ir vertinti nusikalstamos veikos riziką. Na ir tuo pat metu reikėtų paminėti, kad esama intervencijų, kurios gali lemti pokyčius ir tam tikrus efektus. Taip pat turėtume atsižvelgti į tai, kad esama intervencijų, kurios priklauso nuo tam tikrų populiacijų, nuo tam tikrų grupių. Ir čia matote, tai gali būti ir funkcinė šeimos terapija, ir apgyvendinimo pas globėjus programos, gali būti nustatytos konkrečios sąlygos, kurios reikalingos tam, kad intervencija būtų veiksminga, pavyzdžiui, tam tikros intervencijos nuo 17 metų vaikams, kurios yra skiriamos, negali būti jaunesniem vaikams skiriamos. Vėlgi, šeimos terapija individualių įgūdžių ugdymas yra veiksmingi 12-17 metų asmenim, mentorystės programos, pavyzdžiui, 11-14 metų jaunimui, kuriam reikalingų socialinių ir ekonominių iššūkių klausimų sprendimas. Pagal tas ataskaitas reikia atsižvelgti, kad esama konkrečių sąlygų reikalingų, kad intervencija būtų veiksminga ir sėkminga. Kartais labai dažnai kalbame, kad turi būti bendradarbiavimas tarp organizacijų, šeimos ir tinklo įsitraukimas, tai gali būti švietimo derinimas, socialiniai tinklai, kurie yra svarbus, per netgi tokie aspektai kaip trukmė, intensyvumas, ilgalaikis planavimas taip pat yra svarbus veiksniai, kurie gali lemti efektyvių pokyčių sėkmę. Tam tikrais atvejais ataskaitose buvo pabrėžta, kad žinios yra arba neaiškios, arba nepatikimos, jos yra nesuprantamos, kad būtų galima padaryti aiškiai išvadą dėl kai kurių intervencijų veiksmingumo. Kartais sakome, kad tai gali būti, pavyzdžiui, nusikalstamos veikos aukos, kad pavyzdžiui, nėra įtikinamų įrodymų, kad aukos ir nusikaltėlių tarpininkavimas sumažina nusikaltimų veiklų recidyvą. Ir paskutinis, bet nemažiau svarbus pastebėjimas yra toks, kad kai kurios intervencijos gali būti neveiksmingos arba neproduktyvios, netgi žaloti, pavyzdžiui, institucionalizacija be paramos. Na, tai yra vėlgi viena iš tų domenų, kur trūksta rekomendacijų. Kitaip tariant, yra institucinė priežiūra, tačiau svarbu, kad ir tokia institucionalizacija taikoma tam tikrose šalyse būtų susijusi su parama. Nes viena ar kitokia forma institucionalizacija, pavyzdžiui, šiaurės šalyse, be kartu teikiamos paramos gali padidinti pakartotino nusikalstamumo arba recidyvo riziką. Todėl siekiant užkirsti kelią nepilnamečių nusikalstamumui, svarbu užtikrinti veiksmingų intervencijų skirtų užkirsti kelią recidyvų institucinės globos metu. Atsižvelgiant į visus tos rezultatus ir pastebėjimus, mūsų tyrimas nustatė 3 spragas, kurios yra būdingos praktiškai visom šalim. Visų pirma, tai yra tyrimų trūkumas, kurios yra skirtos prevencijos tikslams ir recidyvui sumažinti vaikams, kuriems yra mažiau negu 12 metų. Kaip jau paminėjau, trūksta tyrimų dėl institucionalizacijos paslaugų teikimų institucijose. Na ir taip pat intervencijos, kurios būtų skirtos populiacijai arba populiacijos grupėms. Taigi tai yra tie trūkumai, tai yra tai, ką mes galėtume aptarti bendradarbiaudami su šiaurės šalimis ir platesnių tarptautinių kontekstų. Taip pat pastebėjome, kad esama iššūkių, tokių kaip pavyzdžiui nėra bendro sutarimo dėl to, kas yra įrodymais grįstos intervencijos. Gali būti tam tikrų interpretacijų, tam tikrų apibrėžimų skirtumų. Matome, kad svarbu galvoti apie bendradarbiavimą kaip tokį palaikantį veiksnį ir tuo pat metu tie veiksniai negali atstoti
prieigos prie įrodymais grįstų intervencijų, kurios gali būti diegiamos praktiniu būdu tam tikrose globos institucijose. Na ir taip pat turime praplėsti perspektyvą, kuri yra skiriama socialiniai globai ir rūpybai nusikaltimų prevencijoje. Taigi, kas yra jaunimo, kas yra nusikalstamumas, kas yra aplamai nusikalstamumo prevencija plačiaja to žodžio prasme. Tai jeigu mes diskutuotume ir kalbėtume apie iššūkius, tai aš manau, kad tikrai galėtume veiksmingiau pereiti ne prie įrodymų, o prie žinių grįstų požiūrių socialinės globos ir rūpybos atvejais. Na, kokios yra galimybės ateičiai? Visų pirma, tai yra praktika, pagrįsti tyrimai, kurie turėtų būti atliekami. Matėme labai gerų tyrimų, kurie buvo pagrįsti praktika tarptautinėme kontekste. Na, taip pat tai lemia geresnį bendradarbiavimą, galimybę pasimokyti tarpusavyje. Taip pat kalbėjom apie naujų intervencijų gyvendinimo galimybę. Ir taip pat privalumas būtų užtikrintas tada, kai mes įtrauktume tiesiog gavėjus, profesionalus, praktikus, kurie padėtų uždaryti tam tikras spragas. Taigi, jeigu yra žinių sklaida, jeigu yra ataskaitos apie intervencijas, kurios yra taikomos, turėtume tiesiog įtraukti profesionalus, kurie žinias įvilktų į būtent įrodymais grįstų intervencijų rūbą, jeigu galima tai pasakyti. Ir taip pat skleistų žinias, lengviau įgyvendintų tyrimų rezultatus ir tiek iš mano pusės. Ačiū.